Sveiki, norėčiau paaiškinti, kaip reikia atlikti šią užduotėlę. Kodėl būtent ją aiškinu? Todėl, kad čia vyksta darbas su dešimtainėmis trupmenomis. Pažiūrėkime, ką mums sako sąlyga. Mums reikia išspręsti štai šią tiesinę lygtį. Žinome A, žinome B, reikia rasti X. Ir atsakymą išspausdinti su dviem skaitmenimis po kablelio. Duomenys įvedami viena eilute. Ir spausdinama su dviem skaitmenim po kableliu, netgi jeigu tai yra nuliai. Dabar, kaipgi mums rasti X? Paimu ir paaiškinsiu matematiškai pirmiausia. Štai taip. Kaip mes skaičiuojame, B keliame į kitą pusę, todėl gauname AX lygų minus B ir dabar norėdami gauti X, tiesiog viską daliname iš A ir gauname, kad minus B padalinta iš A. Štai mums reikės pritaikyti tokią lygtį. Dabar, jeigu duomenys pateikti vieną eilutę, primenu, tai skaitume štai taip, kad du kintamieji A ir B su me funkcijos pagalba verčiame į sveikuosius skaičius perskaitytą eilutę, kuri bus suskirstyta pagal tarpą. Štai taip. Dar kartą primenu, skaito duomenis, skirsto pagal tarpą į du duomenis, abudu verčia sveikaisiais skaičiais ir turėsime du kintamosius A, B sveikuosius skaičius. Kaipgi dabar reikėtų paskaičiuoti tą lygtį? Galime iš karto spausdinti atsakymą, jungiame formatavimą ir sakome, kad pirmą spausdiname X lygų ir dabar riestiniuose skliausteliuose nurodome, kągi matematiškai reikia paskaičiuoti. Skaičiuojame pagal tą lygtį, kurią išsivedėme. Tai yra minus B padalinta iš A. Atrodytų kaip ir viskas neblogai, bet šitas atsakymas gausis labai įvairus. Gali po kablelio nieko nebūti, vienas skaitmo būti, du, daugiau ir taip toliau. O mums reikia konkrečiai dviejų skaitmenų. Todėl dvitaškio pagalba jungiame atsakymo išraiškos formatavimą, toliau rašydami tašką ir 2, nurodome, kad po kablelio bus du skaitmenys ir kokie skaitmenys, tai yra dešimtainės trupmenos. Tai pasako F raidė. Ir tai būtų pas mus viskas. Pabandome tokią programą paleisti. Rašome, pavyzdžiui, 2 ir minus 3 ir gauname X lygų 1 sveikas ir 50 šimtųjų. Štai ir visiškai atlikta užduotis.